Sveiki visi, jūs girdite ir tie, kas žiūrite, matote Fizinių ir technologijos mokslų centro tinklalaidę, tai ką jūs ten darot? Šį klausimą mūsų mokslininkai dažnai išgirsta iš artimųjų, draugų, pažįstamų, tad manom, kad pats laikas dabar jį atsakyti. Tai nauja tinklalaidė, kas antrą savaitę, kurią matysite YouTube kanale ir girdėsite pirmoji gera naujiena LRT LT tinklalaidžių platformoje, taigi labai džiaugiamės, kad šiek tiek plečiamės. Na, o pristatau iš karto pirmąją pašnekovę, tai yra fizikė Rusnė Ivaškevičiūtė Povilauskinė. Labas, Rusnė. Sveiki. Aš esu Simonas Bendžius, FTMC komunikacijos atstovas, na, o kitas dar vedėjas Karolis Stašys šiandien negali būti su mumis, bet vietoj jo štai yra šitas gražus japoniškas katinukas. Baltas, kuris, tie, kas nematot, judina savo ranką nuolat. Ir tas katinukas, Rusnė, kai tu gynėsi dizertaciją, jis irgi buvo padėtas ant pakilos ir visą laiką tau nešė sėkmę. Tai čia svarbus tau šitas yra? Iš tikrųjų, tai darbe aš pagarsėjus kaip Crazy Cat Lady, nes turiu 2 kates. Ir mano kolegos vis laik iš to juokėsi ir aš prieš gynimą ruošiausi, ten reikėjo pasijungti kompiuterį ir atėjo kolega, pastatė tą katinėlį, sakau, kieno čia, sako, čia tavo dabar jau. Tai ir aš tikiu, kad ir atnešė man sėkmę. Katinėlis tai dabar irgi gal padės. 2 kates augini. Aha. Kokie vardai? Fibi ir Barbora. Jos kažkaip nesutarė tarpusavėje, ar jau labiau sutarė? Dar kol kas nelabai. Aš sakiau kolegam, kad apie kates nekalbėsiu. Vis tiek tą kalbą. Jo, vis tiek prisiveda, čia nori. Tai va, tai šitas FTMC centras, kas nežinote, yra didžiausia Baltijos šalyse mokslinio tyrimų įstaiga. Tai dirbo joje chemikai, fizikai, medžiagų ir elektronikos inžinieriai. Taigi manom, kad tikrai nepritrūks įdomių pašnekovų, įdomių temų. Ir mūsų tikslas turbūt yra, kad susipažintumėte labiau su mūsų šauniais darbuotojais, mokslininkais ir taip pat labiau suprastumėt, kaip tas mokslas veikia ir kuo jis yra naudingas mums visiems. Ir antra gera naujiena ta, kad mes esam tie, kas matote, tokioje naujoje mūsų studijoje, kuri tokia ir bus, dar mes čia plėsimės, gražėsime ir dar daugiau gal bus kokių dekoracijų. Tai va, tai žodžiu, tikrai laukia gražus bendravimas. Na, o Rusnė, tu dirbi optoelektronikos skyriuje, pradėkime nuo to, ir tu dirbi su terahercinėmis bangomis. Taip. Tai kas tie terahercai yra? Ar tai susijęs su grupė 16 Hz? Taip, susiję. Iš tiesų, kaip paprašiau paaiškinti, tai tiesiog terahercai yra tas pats, kas elektromagnetinės bangos, tokios pat kaip ir regimoji šviesa, kurį mes matome, tik tiek, kad kitas bangos ilgis, arba, sakant, kitas dažnis šviesos. Dėl to mes terahercinės spinduliuotės nematome plika akimi. Nematoma šviesa. Taip, nematoma šviesa. Dėl to turime pasitelkti specialius detektorius, kad su jais galėtume pamatyti tuos terahercus. O kas skleidžia terahercinės bangas? Žinom, kad mikrobangas skleidžia telefonai, mikrobangų krosnelės, ten Wi-Fi renginiai, man atrodo, taip. O vat kas terahercus skleidžia natūraliai? Iš esmės viskas, bet mes laboratorijose naudojam šaltinius tam tikrus, yra skirtingos sistemos terahercinės. Tai taip. O šiaip gamtoje, tarkim, mes skleidžiam terahertus, yra čia šitoje salytėje dabar mūsų? Taip, čia priklauso dar nuo temperatūros. Aha, ja. Supratau. Bet jie yra nekenksmingi, ar ne? Ne, terahercai yra nekenksmingi, nes terahercų energija yra maža labai. Tarkim, kuo įdomus terahercai, kad jie gali praeiti kiaurai tam tikras medžiagas, pro kurias negali praeiti regimoji šviesa. Pavyzdžiui, jeigu turime drabužius, popierių ar plastikus kažkokius, terahercai gali kiaurai praeiti. Ir galima sakyti, tai čia panašu į rentgeną, bet iš tikrųjų žinom, kad rentgenas yra pavojingas žmogui. Nu, vis tiek, jeigu šviečia ligoniniai, žinai, kad negalima per daug tos dozės. Ir išeina gydytojai, palieka vieną ir nežinai, ką čia dabar daryti. Taip, ir žodžiu, dėl to terahercai yra atvirkščiai negu rentgenas, jų energija yra maža, dėl to yra nepavojingi žmogui, nes jie nesukelia šito nei vėžio, viskas, žodžiu, dėl to gali būti plačiai taikomi ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių taikymų yra ir medicinoje arba apsaugos sistemose, kuomet galime prašviesti žmogų ir, tarkim, pamatyti, kad po rūbais jis turi kokį ginklą, pavyzdžiui. Tai... O medicinoje? Medicinoje labiau taikoma, ne kad labiau atspindį galime žiūrėti, tarkim, galime pamatyti kažkokius odos galbūt defektus, nes vanduo labai sugeria terahercus, dėl to mes galime pamatyti galbūt, ar yra
kažkokie irgi vėžiniai pokyčiai, tarkime, ląstelių ir tiesiog pagal atspindį pamatuoti. Būtent odoje, ar ne? Nes susigeria terahertzai į vandenį ir jau ten toliau. Jau toliau jie nepraeitų į kūną, tai negalėtume, bet paviršiuje galime matuoti irgi. Ar daugiau terahertzai dabar yra kaip laboratorijos tame lygyje, eksperimentai daromi, ar ne? Apie juos dar paklausiu ir bandoma ieškoti, kaip čia juos geriau pritaikyti. Ar, tarkim, yra jau kur nors pasaulyje, tarkim, koks oro uostas, kuriame jau būtų ta terahercinė saugos patikros sistema, švari ar ne, saugi ir kur jau būtų, ten žmonės pro ją eina ir žiūri apsauginį, ar nėra ten ginklų ar narkotikų? Yra, aišku, realiai netgi teko išbandyti pačiai, neseniai, kai keliavome į konferenciją, tai berods buvo Frankfurto oro uoste, ne Kanadoje, Frankfurto oro uoste buvo patikra, reikėjo praeiti, atsistoti, nuskanavo ir terahertzai yra naudojami ir oro uostose. Taip pat, aišku, jos galima naudoti ir astrofizikoje, nes irgi dalis iš kosmoso ateina terahercinės spinduliuotės, tai yra irgi tam tikri detektoriai. Pavyzdžiui, yra Sofijos vienas projektas buvo, kur irgi detektuodavo iš kosmoso ateinančią spinduliuotę. Tiesiog, kadangi atmosferoje esantis vanduo sugeria terahertzus, dėl to galima juos labiau matuoti jau tik kosmose esantiems teleskopams. Aš skaičiau keletą straipsnių, kad netgi buvo gal pasipiktinimo ar tokių gal klausimų. Terahertzai, kadangi jie kiaurai drabužių šviečia, ar nematys apsauginiai nuogų kūnų žmonių praeinančių? Ne, tiek daug neperšviestų, nes labiau čia kaip irgi žmogų ne kiaurai švieti, o atspindi žiūri, nes už tavęs ir detektoriaus nedėsi, prašviesi kiaurai. Tai taip. Tai tiesiog tai pamato tuos... Daugiau matai kietus kažkokius daiktus, kurios slepia galbūt. Taip va. Tai labai įdomu, ar ne, kad yra ta nematoma, viena iš nematomos šviesos rūšių, terahertzai, bet optoelektronikos skyrius būtent ir tu kartu bandot tą šviesą valdyti, ar ne, ir su ją daryti eksperimentus. Tai tiesiog, gal pirmiausia ta optoelektronika, kas tai yra, kad žmonės geriau suprastų? Čia, žodžiu, iš tikrųjų labai toks platus dalykas gali būti. Tarkime, jeigu mes turime kažkokias terahercinės sistemas, tai ten yra aktyvūs komponentai, tokie kaip šaltiniai ar detektoriai, tai čia yra elektronika, vis tiek elektronikos komponentai irgi jie reikalingi, kad detektuotų tą optinę spinduliuotę. Taip. Aš daugiau dirbu su, tiksliau nedaugiau, visiškai dirbu su pasyviais komponentais, tai yra tokiais kaip... Tai yra, kaip mes bandome pakeisti lęšius, nes lęšiai yra, pavyzdžiui, pasyvūs komponentai. Jis tiesiog yra valdo spinduliuotę ir tiek, o šaltiniai ir detektoriai jau tokie elektronikos komponentai. Ir dabar išgirdo klausytojas ir žiūrovas šaltiniai, detektoriai, lęšiai. Tai jeigu trumpai, kaip veikia ta visa sistema, ar ne, kai bandom terahertzais šviesti į tam tikrą daiktą, matyti, kas yra už jo arba ten kokia nors dėžutėje, nuo ko tai prasideda, ar ne, ir kaip ta technologija veikia? Gali būti visiškai paprasta sistema. Turi šaltinį. Šaltinis yra tam tikras į elektros lizdą įkištas daiktas. Taip, ir jisai spinduliuoja, mes ten turim kelių skirtingų dažnių, pavyzdžiui. Spinduliuoja terahercinę šviesą. Taip, terahertzus spinduliuoja. Galima įsidėti lęšį, kad, tarkim, ten kolimuotų šviesą. Čia nesvarbu, nesmė. Tada dedi bandinį tiesiog, sakykime, kurį nori ištirti. Už jo turi būti detektorius, kuris detektuos praėjusią probandinę terahercinę spinduliuotę. Galima ir atspindyje matuoti irgi. Ir tada tu ekrane kompiuterį, tu jau matai tą nuotrauką, kažkokį tą vaizdą, kuris padarytas. Mes dažniausiai tiesiog skanuojame, pavyzdžiui, arba bandinį, arba detektorių. Jeigu bandinį turi, tai bandinį praskanuoji ir kompiuterėje matai vaizdą tiesiog intensyvumą. Tai įvairių būdų, bet galima visiškai paprastai iš kelių, galima sakyti, tų komponentų susidėti terahercinę sistemą ir pravaizdinti kažką. Ir lęšiai jie duoda tai, kad tu gali su tuo lęšio pagalba tą šviesą kažkaip nukreipti, pavaldyti kitaip. Taip, iš esmės sufokusuoti pluoštą, kaip ir reikalingi žmonėm akiniai, kad geriau matytų, tai ir lęšiai būna įvairūs ir jie irgi reikalingi, galima su jais įvairiai valdyti tą spinduliuotę. Tai kaip kas mokėsi fiziką mokykloje, žino, kad tarkim įprastas lęšis čia sufokusuoja vieną tašką. Viename židinio taške yra sufokusuota spinduliuotė. Tai gali būti iš tikrųjų lęšiai turėti skirtingus dizainus ir tiksliau gal ne lęšiai, labiau difrakciniai elementai,
Ir galima su tais skirtingais dizainais skirtingai ir valdyti pluoštą. Tarkime, galime naudoti Fibonacci lęšį, kuris leistų mums fokusuoti pluoštą į 2 židinio taškus. Galime naudoti Beselio lęšį, kuris turėtų tokį pailgą židinio, tiksliau kaip adata atrodytų, sakykime, jeigu mes judinam bandinį, mes visur gauname gerą vaizdą, neišblūrintą. Ir vienas tokių įdomiausių, su kuo mes dirbame ir parašėme Nature straipsnį, tai yra Airy toks lęšis, kuris suformuoja ne tik tą tokį kaip Beselio, kaip adatos pluoštą, bet jis yra dar toks užsilenkiantis. Tai su šituo buvo turbūt įdomiausia dirbti. Taip, kaip tu buvai sakiusi per disertaciją Merods, ar ne, kad tu gali matyti, kas yra už kampo, tam tikrą prasme, kad veikia tas lęšis taip, kad tiesiog tu pamatai dalykus, kurie net yra už kliūties, ar ne, tarkim, jeigu prieš bandinį padedi kokią nors kokią tai, nežinau, lentelę ar kažką. Metalą, kuris nepraleidžia. Dar čia gal nepaminėjau, kad tie lęšiai, kokius mes naudojame, nėra įprasti, tokie kaip, galima ir tuos stiklinius naudoti, bet mes norime juos pakeisti, nes, tarkim, jeigu norime, kad būtų terahercinės sistemos mažos ir jas galėtum plačiau kažkaip naudoti, jos turi būti kompaktiškos labai. Tai tuos lęšius, kurie yra stori, jos irgi reikia kažkaip pakeisti į mažesnius dalykus. Tai mes naudojam difrakcinius optinius elementus, kurie yra labai ploni, tarkim, 0,5 milimetro storio, iš silicio pagaminti, išpjaustyti, arba gali būti iš kokių nors folijos išpjaustyti ir panašiai, įvairiausių būdų naudojam. Tai mes labiau tokius naudojam. Taip, jūs jo esat kieti šitoje srityje. Tai o grįžtant prie Airy, tai taip, tada Airy dar pluoštas įdomus tuo, kad jis yra nedifraguojantis ir savaime atsistatantis. Tai jeigu sutinka kliūtį, jis už jos vėl atsikūrė ir toliau sklinda. Tai būtent, jeigu kažkokią kliūtį uždėsi, tai jisai ir apeis ją papildomai, bet ir dar atsistatys ir toliau sklis. Greit. Nature žurnale buvo tas straipsnis publikuotas ir tu buvai pagrindinė autorė, man atrodo, ar ne? Šito... Pirma, taip kukliai sako Rusine. Jo. Tai Nature mokslo pasaulyje tai yra kaip, nežinau, tai yra mokslo MBA, mokslo Grammy, mokslo Oskarai, ar ne? Tai, nežinau, koks tas, klausimas gal kvailas, koks tas jausmas, bet kokia buvo ta diena ar tas momentas, kai sužinojot, kad tikrai Nature publikuos jūsų straipsnį? Labai, aišku, geras jausmas. Ten visi iš tikrųjų labai, ten daug prisidėjo, čia nesvarbu, ar pirmas ar antras ten autoris, visi labai didelį indėlį įnešė. Tai šiaip tikrai buvo tokia pakili nuotaika visų, tikrai labai labai džiaugiamės. Ir kaip sakai, kaip NBA lyga beveik, tai iš tikrųjų ir mano vadovas visą laiką sakydavo, kai rašom straipsnį, čia NBA, nes aš esu iš Kėdainių, sako, čia žinok, ne Kėdainių neviešiu, čia yra NBA, čia NBA dabar yra, čia reikia pasistengti. Tai va. Ir už tai gavo dovaną labai gerą paskui. Tavo darbo vadovas. Jo, marškinėlius nevėžio. Jo, su visa pagarba Kėdainių nevėžiai, tikrai sėkmės jiems LKL čempionate. Sėki šiaip beje savo komandos pasirodymą. Žiūri krepšinį? Dabar seniau labai sekdavau ir paskui kažkaip nustojau tą krepšinį žiūrėti. Iš tikrųjų, reikia gal grįžti vėl, nežinau, nelabai buvo laiko. Iš tikrųjų. Bet šiaip labai gera tokia salė jauki Kėdainiuose. Arena yra, taip. Ir Žagaras, tas Latvijos krepšininkas, tai jis dabar žaidžia Vilniaus Wolves komandoje, bet jis labai gerai pavarė pasaulio čempionate, dabar kur buvo ten ir prisidėjo prie to, kad ir lietuvius dėl 5 vietos labai sudaužė. Tai... Ačiū jam. Tai va, tai gerai, tęsiant terahertzų temą, irgi žiūrovas nemato, bet mes galim, klausytojas nemato, bet mes galim papasakoti, štai tokia yra... Kokios šie medžiagos? Čia ant drobės, dar vienas iš terahertzų pritaikymo būdų. Senovėje, pavyzdžiui, dailininkai tapydavo paveikslus ir, tarkim, drobė labai brangiai kainavo, dėl to jie turėdavo užtapyti ant viršaus kitą paveikslą, tarkim, jeigu jiems pirmas nepatiko. Tai jie taip taupydami darydavo. Tai žodžiu, terahertzų pagalba iš tikrųjų galima ištirti, pamatuoti, kas buvo po apačia nupiešta. Ir dėl to mes pabandėm tokį eksperimentą padaryti. Tai ant drobės... atsiprašau, mikrofoną. Gerai. Ant drobės nupiešiau su pieštuku vilką. Ir tuomet, jo, aišku, dabar nesimato. Mes matome grinai avytę mėlyname fone. Su akrilu nupiešiau avytę. Tai dabar, kadangi akrilas uždengia, mes plika akimi nematome. Gaunasi, kad regimoji iš viso neperina, ne?
bet kai mes terahertzais pramatuojame šitą paveikslėlį, mes galime ekrane pamatyti būtent vilką. Tai čia gavosi toks vilkas avies kailyje. Ir tokia demonstracija, kai ateina ekskursijos pas mus, tai labai gerai galima pavaizduoti. Tai pavyzdžiui, galima ganėtai terahertzais nustatyti, nežinau, ar tai yra klastotė, ar originalas, pavyzdžiui, tas paveikslas, arba ten kažkaip ištirti, ar yra kažkokių tai kitokių ten sluoksnių po jo. O, vat iš tikrųjų, iš to nesidomėjau, galbūt galima pamatyti, ar parašas ten buvo papačia, ar kažkas tokio, irgi. Tai tokie pritaikymai konkretus. Taip, bet čia jau didesnių sistemų turbūt reikėtų, jeigu nori didelius tos paveikslus tirti. Jo, gerai, tai gerai, kažko klausimas turbūt iškiltų klausytojų žiūrovui, tai kokia yra, kiek konkrečiai Lietuva prisideda prie tų bendro indėlio į terahertzų tyrimus, būtent prie tų saugos sistemų tobulinimo, prie medicinos, nes kiek teko girdėti, kad tikrai FTMC optoelektronikos skyrius yra labai stiprus ir netgi kai kur lyderiaujantis pasaulyje, tai koks tas yra jūsų indėlis? Kaip čia pasakys, iš tikrųjų pas mus yra gal daugiau ir fundamentalu, ką mes dar darome. Iki gamybos dar reikia, aišku, prieiti daugiau. Šiaip taip, tarkime, buvome neseniai konferencijoje, Kanadoje buvo terahertzų konferencija ir iš tikrųjų iš Lietuvos daug žmonių gavosi, kad važiavo. Reiškia, yra vienu iš mūsų laboratorijos 10 buvo žmonių. Esam prestižinė konferencija. Taip, ten yra didelė svarbi konferencija, tai iš 10 žmonių iš laboratorijos. Vien 10 iš mūsų laboratorijos, o tam, kad patektum į konferenciją, vis tiek turi siūsti savo darbo aprašymą, tezes, taip vadinamas. Ir jeigu jas priema, reiškia, yra vertingi tie tyrimai, tai aš manau, kad visai yra tas indėlis toksai. Ir yra, iš tikrųjų, FTMC turi ir projektų, kosmoso projektų, apie kuriuos aš labai iš tikrųjų ir nežinau, bet tikrai ten yra, kad bendradarbiauja. Lygtais ir yra, gal negaliu sakyti. Tai va, šiaip yra indėlio. Yra tokių ir kur dar mes nežinom, bet turbūt sužinosim ateityje. Manau. Arba ne, bet ten. Jo. Tu nenukentėsi nuo to, kad dabar čia prasitarė apie kosmosą. Ne, dėl kosmoso tai ne. Jo. Gerai, ir tu taip pat dirbi su metamedžiagomis, ar ne, kurie tą difraktinį lęšį, ar ne, tą difraktinį elementą vadinamą daro jį ypatingu. Tai tu netgi buvai rašęs ir straipsnį, atsimenu, apie metamedžiagas ir kad tai labai susijęs su Hario Poterio nematomu apsiaustu. Kiek čia iš tikrųjų yra to nematomumo ir gali gal apie tai paaiškinti, nes čia labai tokia įdomi sritis. Tai gal pradėti nuo to, kad šiaip metamedžiagos yra, kaip čia pasakyti, tokios medžiagos, kurios pasižymi savybėmis, kurių nėra gamtoje, tarkime. Tai metamedžiaga yra sudaryta iš kažkokių elementų, kurie yra tiesiog periodiškai išdėstyti ir jie pasikartojantis yra. Tie elementai turi būti mažesni negu bangos ilgis naudojamas. Tačiau čia jau nanometrai, čia mikronai. Nes, čia milijoninės milimetro dalis. Taip. Ir, žodžiu, šiaip su metamedžiagom bando pasiekti tą vadinasi metamaterial cloaking, kad tą tokį neregimumą apsiaustą padaryti. Tai yra, žodžiu, metamedžiaga gali, pavyzdžiui, sukurti neigiamą lūžio rodiklį. Tarkime, jeigu į vandenį įdedate šaukštą, ore jūs matote šaukštą vieną kryptimį, bet vandenyje jo kampas šiek tiek dar pasikeičia. Visą laiką atrodo, kad jis toks sulūžęs yra. Taip, yra. Bet tas jo lūžis vis tiek būna, tarkim, į vieną pusę. Tai neigiamas lūžio rodiklis reikštų, kad tas vandenyje jau matytųsi į kitą pusę užlinkusi šviesa būtų. Tai metamedžiagos tą ir padaro ir būtent tam neregimumą apsiaustui išrasti, tai bando su to metamedžiagom daryti tokius kaip čia pasakyti, jeigu turime kažkokį daiktą, tą katinėlį, norime, kad jo nematytume. Tai reikėtų apgaubti metamedžiagomis ir jos taip užlaužtų šviesą, kad tau atrodytų, jog kurie ateina šviesa, ji vėl grįžta už to katinėlio link manęs tą pačią kryptimi. Jinai taip apeina katinėlį. Tiesiog stalą matytumėm, ar ne? Taip, ir lyg žmogaus smegenys yra linkusios manyti, kad šviesa turi judėti tiesiai. Tai jeigu mes matome tokią apėjusią šviesą ir vėl jinai tą pačią kryptimį juda, tai gaunasi atrodo, kad nematom tą kaitinėlio, kad jį tiesiog apėjo. Tai va. Tai esmė tik ta, kad daro tokius dalykus, tos neregimumo apsiaustus, bet tik tiek labiau yra taikoma
mikrobangose, ar yra ir tolimajam infrarede, bet regimoji spinduliuotė dar nėra. Arba labai mažus mikro kažkokius dalykus galbūt galėtume. O terahertzų bangose tai veikia? Nes terahertzai yra tarp mikro ir infraredo, bet nemačiau tokių kažkaip bandymų dar iš tikrųjų reikia pažiūrėti. Taip. Bet tarkim, tose lęšiuose tos metamedžiagos jos yra naudojamos. Bet mes jos naudojam neregimumui padaryti. Taip, mes naudojam kitiem tikslam, būtent tuos difrakcinius elementus, kaip sakė, kur tam tas plokšteles, kurios fokusuoja šviesą, tai mes jas galime praturtinti metamedžiagomis, pavyzdžiui, padaryti, kad jos būtų sudarytos iš daug vienodų, tarkim, kokių kryžiukų arba tokių kaip C raidelių ir tiesiog jos kitaip manipuliuoja šviesą. Tarkim, tie džaduko formos įskilusios tokia metamedžiagos, jos gali mums pakeisti polarizaciją šviesos, kai praeina jinai pro tokį lęšį. Žodžiu, yra visokių tokių variantų su jais. Tai pagalvojus, kokios tos galimybės ateityje, ar įmanoma, tarkim, kad pasaulyje vietoj tų rentgeno aparatų, kurie skenuoja oro uostuose, kad būtų visur įdiegta teraherciniai aparatai. Galbūt, aišku, turbūt yra kliūčių, kas trukdo tai jau dabar padaryti. Jeigu žmonių tikrinime, tai manau, kad tikrai tai bus. Jeigu daiktų tikrinime, kur lagaminas važiuoja, tai jau neprašviestume su terahercais tiek daug masės visos to lagamino. Bet žmonėms žinoma, jeigu dabar yra naudojama, tiesiog tikriausiai brangu yra, tai manau, vėliau visur gal bus ateitie tokie dalykai. O kitur, pažiūrė, kur dar terahercai galėtų būti išnaudojama geriau? Naudoja ir odontologijoje, gali netgi dantį prašviesti ir matyti tam tikrus, nežinau, kažkokius pakitimus, ar tam plombą, aš tiksliai nežinau čia šitos sandaros, bet ja. Pakuočių tikrinime, tarkime, gamini kažkokius ten maistą, galbūt kartoninėse dėžutėse, ar kažkaip gali prašviesti ir pažiūrėti, ar ten tikrai nėra nieko įkritusio, kažkokio vinies ar kažko, tarkime. Galima bandyti ir kolegos sūrį tikrinti, tarkime, jeigu sūris yra įtrūkęs, tu gali prašviesti pamatyti, kad yra įtrūkusio sūrio, ten lakštų šitame, tiesiog gal išbrokuosi tokį, visokių yra variantų, čia fantaziją reikia pasitelkti turbūt. Taip. O kokios yra tos problemos, kurias dabar, ar ne, tu konkrečiai laboratorijai sprendi, ką nori pagerinti, patobulinti, nes turbūt link to irgi einama, kad būtų nauda didesnė dar labiau, kad ta technologija vystytųsi, tai būtent ką šitą prasme tu su kolegom darai. Tai vienas dalykas, tas mažinimas matmenų ir jis dar prisideda prie to, kad galbūt bandom įvairias medžiagas skirtingas naudoti, kad kuo plonesnės jos būtų, kad būtų lankščios, pavyzdžiui, irgi darėme, tarkime, iš plėvelių įvairių arba iš metalinės folijos šitokius lęšius, tai jie iš vis labai yra ploni. Bandžiau iš grafeno daryti. Grafenas iš vis yra vieno anglies atomo storio medžiaga. Tai tokių visokių variantų bandome, tai aišku, užima daug laiko, nėra taip paprasta, kartais atrodo, čia taip jums padarysiu, bet kai pradedu eksperimentus, tai kartais pamatai, čia užtruksiu šitoje vietoje, nes čia kažkas netikėto išlindo. Tai... Nes ta visa sistema terahercinio vaizdinimo, jinai užima stalą turbūt, ar ne? Taip, priklauso, aišku, ką matuoju, kokie yra tikslai, kartais būna labai daug komponentų susidedam, ypač ten kokią holografiją matuojant, tai ten labai reikia daug veidrodžių, žodžiu, taip, gali ir mažai užimti, čia priklauso, bet šiaip dažniausiai taip laboratorijoje toks kaip mūsų stalas yra didesnis dar. Įmanoma, pavyzdžiui, kad ateityje toks kaip mobilaus telefono toks būtų aparatukas, tu nuskanuoji teraherciniam bangom ir tu iš karto rezultatą matai. Tai mes to ir yra siekiama, kad būtų kuo mobilesnės tos sistemos, tai elektronikos komponentai tokie kaip šaltiniai arba detektoriai, jie mažėja. Tai dabar ir mūsų yra tas darbas, kad tuos lęšius kuo mažesnius padaryti, kuo kompaktiškiau, kad būtų, tuo galėsi tą mažesnę sistemą padaryti. Tai galbūt galėsi ten oro uoste pamatai kažkokį įtartiną krepšį padėtą, tai galėtum atsinešti gal tą sistemą pasistatyti, praskanuoti ir pažiūrėti, ar ten
kažkas tikrų bus yra susidėjęs ir paliko tą krepšį ir ten gal bombų yra. Tai... Čia aktualu, nes mes šitą filmuojame laidą penktadienį, spalio 13 dieną, kai beveik 1000 pranešimų visoje Lietuvoje darželiuose, mokyklose, kad štai padėtis sprogmenis yra ir ten vyko evakuacijos įvairiausios ir žodžiu. Nu, aišku, čia toks netikri pavojai, bet tokiais atvejais pagalvojus visai praverstų. Gal greičiau būtų. Greičiau, nereikėtų tada kviestis gal kokių ten išminuotų ar kažko. Gerai, Rusne, apie tave pačią pakalbėkim. Tu iš kur esi kilusi? Iš Kėdainių. Kėdainių, teisingai, Kėdainių Nevėžis. Taip. Kaip tapai mokslininkė, fizikė konkrečiai? Nežinau, čia visai buvo, bet gal turbūt didžiausiai įtaką tėtis padarė mano, nes jis buvo toks kosmoso entuziastas ir jis man visą laiką pasakodavo, kai būdavo maža. Būdavo einam pas dėdę, pavyzdžiui, užsibūnam ilgai, vakare grįžtam, jis mane ant pečių neša ir žiūriu dangų ir pasakoja apie kosmosą. Tai va, tada kažkaip jau norėjau būti mokslininkė, paskui, aišku, nukrypau ten rockerą, norėjau būti ir panašiai. Tu groji roko grupėje. Jo. Ir tatuiruotę gali parodyti žiūrovams. Nu, čia. Jo, nes čia yra. Red Hot Chili Peppers, čia ne juokas. Taip. Va, o paskui iš tikrųjų, kai atėjau gimnaziją mokytis, tai atėjo labai nuostabus mokytojas Renaldas Klimavičius ir man labai pasisekė, nes jis tokio pasitikėjimo savimi įkvėpė ir mokė fiziką. Tai jo pamokos man labai patiko ir tas užkabino labai, galvoju, jo, reikia tada stoti fiziką. Tai va, taip ir atėjau čia. Aha. O kas labiausiai fizikų užkabino? Tas noras suprasti, kaip dalykai veikia? Ar... Va, iš tikrųjų tas ir yra, kai kartais galvoju, atrodo kažkoks mistinis dalykas vos, ne, bet kai supranti, kaip tai veikia, tai toks malonumo jausmas ateina. Taip, tai man. Ir šiaip kokia būna ta tavo diena darbo? Tai gal tas darbas man ir patinka tuom, kad nėra rutinos niekada. Visą laiką, kiekviena diena praktiškai skirtinga būna, priklauso, ką tu metu susigalvojam matuoti, kokie projektai ir panašiai. Tai irgi ateina iš pradžių su kolegams apsitari, ką šiandien kaip darysi. Tai būna kartais, kad gali visą dieną laboratorijoje praleisti, matuoti kažką, gali tiesiog kitą dieną vis laik prie kompiuterio prasidėti, ar ten reikia duomenis apdoroti. Paskui iš tų duomenų straipsnius reikia rašyti, va taip visą laiką viskas kinta labai. Taip, ir matom ant tavo krūtinės prisegta Ukrainos vėliavėlė. Tu esi taip pat ir Šaulių sąjungos narė, kas labai įdomu. Čia kada prisijungiai, kai prasidėjo tas plataus masto karas? Taip, kai Ukrainoje karas prasidėjo. Aš kažkaip anksčiau galvojau stoti Šaulius, nes kaip prasidėjo COVID-as, iš tikrųjų Šauliai labai taip pasireiškė ir man buvo toks, galvoju, norėčiau priklausyti tokiai bendruomeniai, kurie turi tokias vertybės, kur daro dalykus labiau ne dėl savęs, o dėl visuomenės. Ir kažkaip galvoju, bet aš dar silpniukė tokia esu, čia gal nelabai man išeis ten, bet kai karas prasidėjo ir pamačiau, kad čia visus priema ir gali visi kažkom prisidėti, tai iš karto įstojau Šaulius ir iš tikrųjų vienas geriausių sprendimų gyvenime, tikrai nesigailiu. Kas gero Šauliuose būtent? Iš pat pradžių, kai stoji, tai turi praeiti bazinius kursus, ten užtrunka bent jau pusę metų gal buvo. Tai aš pasirinkau kovinį kursą tuo metu. Tai buvo gerai tas turbūt, kad vienas dalykas išmoksti, kaip elgtumės, jeigu iš tikrųjų karas prasidėtų. Kitas dalykas, kaip ir sakiau, galvojau, aš čia silpna esu, bet iš tikrųjų, kai atsiduri tokiai situacijoje, kur esi miške, pavyzdžiui, turi ten 2 dienas būti per pratybas miške, su daug daiktų, automatų ir tu neturi kur dėtis tiesiog ir tada perlipi per save ir viską, kai įveiki, tai toks geras jausmas būna, kad supranti, jog čia yra tiesiog tik tavo mąstymas, kad tu viską gali padaryti, tiesiog reikia perlipti per save ir... Nes tas yra iš tikrųjų, ar ne, jeigu esi, kaip ir aš toksai nelabai ten raumeningas ir fiziškai ten galiūnas, bet, tarkim, vis tiek tas žmogus gali savo vietą rasti Šaulių sąjungoje. Tai tikrai be abejo, ten yra visokio amžiaus žmonių, ten gali aukštas žemas būti nesvarbu, rasi ką veikti. Ten iš tikrųjų tie šauliai ne vien tik tai yra koviniai, gali būti ir komendantiniai, ir nekinetiniai šauliai, tai tikrai kiekvienas gali rasti savo kažkokią vietą tenai. Tai ginklą valdyti moki? Dabar jau moku. O turi namuose laikai? Dar ne. Aha, bet yra minčių? Yra, jo. Okay. Nes jau išsilaikiau kursus, bet reikia... Tai va. Jo.
Tai jau jauti poreikį tokį, kad gali Aš manau, reikti. kad reikalingas daiktas turėti, ypač matome, kas darosi Ukrainoje, tai čia tas karas turbūt nėra kažkokia mistika, viskas įmanoma, geriau būti pasiruošęs ir būtent ir tas ėjimas į šaulius, tu tikriausiai geriau jausies, jeigu žinosi, ką daryti tokiu atveju, negu kad nieko nežinosi ir bus panika tiesiog. Tai aš manau, kad šiaip net gal nebūtina į šaulius stoti, kiekvienas tiesiog turėtų pasirūpinti savimi arba savo šeima, žinoti, ką reikėtų daryti, nes jeigu patiems nerūpi, tai kodėl tada kitiems turi rūpėti, turiuomenį, kodėl iš kitos šalies turėtų ateiti ginti. Tu pats turi pasirūpinti. Tai šiaip rekomenduoju visiems, yra puslapis lt72.lt ir ten galite žinoti informaciją, ką reikėtų turėti namie, gal pabėgimo krepšį, galbūt kur yra slaptavietės, žodžiu. Turi krepšį pabėgimo? Turiu, aš šiaip jau seniau turėjom su vyru ir visi juokėsi iš mūsų ir paskui jau nebesijuokė, kai matė, kad čia gal geras dalykas. Taip, Rusnai, ir kiek su tavimi teko bendrauti, tu labai tokia linksma, tokia azartiška, tokia užsidegusi. Iš kur šitai? Ačiū, nežinau. Nežinau, gal šiaip manau, kad gyvenimo reikia visą laiką su humoru žiūrėti ir linksmai, nes kitaip bus labai liūdna turbūt. Tai ačiū tau už gerą nuotaiką, ačiū tau už pasakojimą, ką tu darai. Rusnė Ivaškevičiūtė Povilauskinė, FTMC optoelektronikos skyriaus mokslo darbuotoja, fizikė, su mumis buvo šioje studijoje. Aš esu Simonas Bendžius, FTMC komunikacijos atstovas, taigi sekite mūsų tinklalaidę be abejo FTMC LT puslapyje, Facebook'e, YouTube kanale ir be abejo visos mūsų laidos nuo šiandien yra talpinamos LRT radiotekoje. Taigi iki kitų sutikimų ir likime kartu ateinančiais kartais. Iki.